Nu ką, labas vakarėlis visiems. Labas. Ko toks linksmas šiandien, Vegičiau? Ai, aš? Nu. Tai kad tu keistas. Aš tai nekeistas, normalus. Jo, nekeistas, sėdim, valgom. Kiek tavo mamai metų? Man įdomu pasidarė. Iš konteksto, net nebuvo kalbos, vapšė. Man įdomu pasidarė. Aš domiuosi savo radio kolegą ir draugų. O taip va. Jo šeimoje, tiksliau. Ai, labai įdomiai skamba ir labai serijinių žudikų skamba. Gerai, ten nusukant temą. Sveiki klausytojai. Labas vakaras, taip, visiems, kas mašinai, visiems, kas prie telefono, visiems, kas prie kompo, visiems, kas... Nežinau, duše, gal kas nors pasijungęs yra. Kas žiūrėsit ketvirtadienį. Jo, yra jo, kas žiūrės ketvirtadienį. Žaunoliai, labas vakaras. Priminsim. Varyk. Ką ir kiekvieną laidą turim primint. Jau būčiau pamiršęs. Taip. Laikas, subscribas ir share'as. Važiuojam. Ir čia yra mūsų jubiliejinė 10 laida. Nieko fancy nepagalvojom, kad jubiliejinė 10 išgyvenom 10 laidų, neišmetė mūsų iš tiesioginio eterio. No. Nes šiaip tai jeigu tikrai tie, kas dabar sėdi mašinai, jeigu prasuktume dabar visas radijas, nes girdėjau, kad vyksta vakarinių laidų, suraskit kur nors bent panašią leksiką, kurią mes naudojame. Bent vienam eterį. Tai šaunoliai būsų. Gerai. Tai šiaip porą dalykų. Šiandien liūdžiu, kad mūsų laida yra, nes pramazinsiu Žalgiriuką. Ai. Nematysiu Žalgiriuko rungtynių. Čia man yra durys į paširdžius. Niekas neskambinat, nesakot rezultatą. Ačiū, aš grįžęs namo pažiūrėsiu. Jis man atrodo, jeigu ir skambins, nekels ragelio. Aš tikrai čia visą dieną aš atjungsiu. Jokių skambučių į eterį šiandien dieną nebus. Nu tai ką gero? Ką gero, vat, savaitgalį pirmą laidą su manim kartu pažiūrėjau Eurovizijos atrankos. Super, ne? Wow. Geras dainikės. Wow. Aš mačiau, kaip tau labai šiai patiko. Labai. Aš sėdėjau ir buvau šokiruotas. Aš tai jau beveik esu pasiūlyme tiesiog pasiekti Moldovos pavyzdžių, nedalyvauju šiais metais. Grinai. Tiesiog. Nors bent jau protingai būtų padarę ir sutaupytų babkių. Man atrodo, tą patį efektą gautume, jeigu mes važiuotume jau. Grinai, dabar mes laimėtume jau čia ten. Krekždutės, dangaus gyvos. Jo. Tavasme, negalima važiuoti su senom dainom, kurios jau paleistos, bet tiek mes blogai dainuotume, kad niekas net pažintų, kad ten ta pati daina yra. Galvotų, o čia nauja daina kokia? Jo, ir jie pasileido bilietus, nes jie finalą Eurovizijos darys Žalgirio arenoj. Nelabai kas perkama, kaip supratau. Žinai, kiek kainuoja bilietas į Eurovizijos finalinį koncertą? 200. Biški mažiau, bet nuo 30 šūdiniausiose vietose iki 8 eurų. Mokėtum 8 eurų už tas grupės. 30 nemokėčiau. Už tas grupės, kurias vos išklausyti per teliką nemokamai. Tai ne. 8 euriukų dar susimokėt, paklausyti. Ne. Tai va, liūdni reikalai. Žiauriai liūdna. Nežinau, ką ten veiks su tuo finalu, nežinau, kiek jie bilietų parduos. Mano prognozija yra giminės visų suvažiuos draugai. Nuo iki 4000 turbūt bilietų parduos. Oi, tu čia labai dosnus. Nu, aš tikiuosi. Nu, jie dar matai, problema yra ta, kad jie suspykia yra su visa savo fanų bazė, nes jau antrą filmavimą išėlės, kas laimėjo žmonių balsavimą, tas nepraeina į finalą. Nes komisija nudownvotina ir tiek žinių būna. Va, būtent. Bet žinai, kas gerą padarė finalą? Aš žinau, kad tu nežiūrėjai, bet aš labai noriu pagirti ir gyvam radio eterį, ir gyvam... Kadangi su TV3 jau esam suspykę, nes ten reiklių stumėm, tai aš persimetu į kitą kanalą, žinai, jeigu mus paimtų vedėjai. Tai aš noriu pagirti Lietuvos balsą, nes šaunuoliai tikrai labai gerai kokybiškai atrodė renginys, labai ir per teliką gerai atrodė, ir garsas geras buvo. Ir nugalėtojas man visai patiko, tai šaunuoliai. Tu nieko negali pasakyti, bet gali palaikyti mano palaikymą. Jo, tai va, tokie reikalai buvo čia šitą savaitgalį, tiek pažiūrėti galima. Tarp kitko, Rolandas vesdamas Lietuvos balsą disino mamos apdovanojimus, nes sakė, čia mes Lietuvos balse nebijokit nestyčios iš ne vieno žmogaus. Ir disino Eurovizijos atranką, kad ten nebuvo ką žiūrėti, tai bent čia galėsit pasižiūrėti. Tokie va dalykai buvo. Tokių dalykų padarė. Jo. Tai gerai, tai važiuojam prie to, ką mes šitą laidą apkalbėsim. O šitą laidą apkalbėsim labai daug visko. Neturim kažkokios generalinės temos, apie su kuria išvažiuotume. Eksprompt tokia bus. Jo, neturim tokios temos, kad išvažiuot visą išėjimą, nes nesinorėjo nei liūdnai, nei per daug rimtai.
Tai tokių daug pamėtysim visokių dalykų. O taip, čiumpum. Jo, pastarąją savaitę šiaip nemažai visko įvyko, dar vis rutuliojasi didžiai nevykėlės ir Baumilos konfliktas. Vis dar. Maybachas davė vaizdų. Ui. Grammy apdovanojimai buvo, ten buvo šiek tiek dalykų. Nu, žodžiu, tai veiksmų vyko, plus dar turim papildomų temučių, kurias norime apkalbėti, norim apie darbo kolegas susideginti su jais. Tiltų deginam šiandien viskas. Jo, tą dalyką apsišnekėti norim. Nu, žodžiu, apie šiek tiek apie Gen Z. Nu, paimsim daug visokių tokių mini temų. Tikimės, kad smagiai išvažiuosim su tą smagią laidą. Tai vat. Gerai, tai ką, tai pabūkim Lietuvoje, pabūkim prie temos, kuris susilaukė po praeito podcast'o ir sustamėjimo iš mūsų Gen Z kartos. Jiems įdomu buvo. Tai ir pereikim grįžtam tiksliau pas didžiai nevykėlę ir Vaidą Baumilą. Labą dieną. Ir jo, kas nematė dar kartelį labai trumpai greitai, jie susipyko per mamą, didžiai nevykėlę šovė iš žaislinio šautuvo Baumilai į nugarą, jie tada pykosi internete. Baumila, nu, toks ganėtinai agresyviai rovėsi. Sakiau, kad mėgėjas jis yra tokius dalykus daryti, pykti su žmonėm. Ir galiausiai šiaip dabar iš Baumilos stojo tyla, aš nemačiau nieko. Jo, šiaip labai nutilo, staigi kažkaip. Nemačiau nieko, nes didžiai nevykėlė padarė diss tracką. Čia dabar kaip per ryklius, žinai, kur išmeta paaiškinimą, kas yra. Nes vakar, čia grįžtam biškį vakar žiūriu, rašo, respektas, sako, tau žmogau. Išmeta lentelę respekt, brūkšnelis pagarba. Paaiškina. Tai aš irgi dabar paaiškintų, kas yra diss trackas. Diss trackas yra, kai, nu, švelniai tariant, sukuria dainą tam, kad užstumt ant žmogaus, užvažiuot ir lengvai galbūt pasityčiot. Įsivaizduokit taip, viską, ką stūmė, sukėlė į dainą. Panašiai jo. Ir ant dainos coverio uždėjo Baumilo seną nuotrauką su netvarkytų žandikauliu. Tai žodžiu, tai didžiai nevykėlė, nu ką, aš galiu tiesiog turėčiau kokį nors skirtuką uždėšiu, tą žinai, kur drumrollą ir tada paskelbė nugalėtoją šito viso kivirčio. Nes tas diss trackas žiaurų šiaip yra. Man labai patiko, kad panaudojo iškarpas, kaip Baumila šneka į savo stariukus, kur filmavas po 10 kartų, žinai. Tai iškirpo to žodžius ir panaudojo dainoj. Nori būti gangsta ar kažką tokio. Šiaip žiauriai gerai padarytas. Aš labai respektinau, man labai patiko. Buvo fun. Ne viską iki galo supratau, nes buvo keli tokie, žinai, vienintelis dalykas, kas man nepatiko iš to diss tracko, kad jinai dabar užsiema poziciją, kad aš žinau, kad tu čia, žinai, užsirausi. Ir čia dėl to aš specialiai tave šoviau, nes aš žinau, kad čia tai bus ir bus galima pasidaryti naudos. Ką tu žinojai ten girtą vaikščią? Triusikus mėtydama, kur tave po to išmetė iš mamos. Ne, išmetė, pati išėjo. Matėsi, kai išveda apsauginis, pačią išeinančią. Čia žinai, kur būna šiaip, iš kur nors bando tai išmeti. Nereik, aš pats išeisiu. Aš žmogui pats vašiu, gerai? Čia kai mane girta mama veda. Per balius. Tai va. O kiek tavo mamai metų? 50. O taip. Va taip. Jubiliejų šventė. Tai va, tai jo, tai apart šito dalyko, apart šitos pozicijos, nes, nu, nemeluok didžiai nevykėlė, nemeluok. Tai apart šito, viskas realiai buvo tobulai padaryta ir dėl to turbūt Baumila ir tyliai. Arba tyliai sėdi kūrė dainą dabar. arba tyliai kūrė sėdi dainą, arba kaip ir sakiau praeitoj laidoj, nu, tipo ta konspiracija, kur, nu, tokį pagalvojimą, žinai. Tai gal taip tobulai sukūrė dainą, nes Baumila padėjo. Gal. Arba laukia ženklo Baumila iš Kunigundos dabar. Kad būtų žinoma. Gerai, tai gal čia daugiau ir nestovėkim šitą vietoje. Čia tik tai tiek užtenka pasakyti, mes viską apšnekėjome mano podcast'ą. Kas norite, įsijungit, paklausykit. Ten jau viskas apšnekėta pakankamai, man atrodos. Apie ką nepakankamai apšnekėta, bet nesinori ilgai šnekėti, bet manau, kad reikia apie Maybachą. Biškai šlykštų šnekėti. Jo, šlykštų žiūrėti. Apie Maybachą, kuris per TikToko laivus... Čia nėra gal tiesioginio eterio, patraukit vaikus dabar nuo ausinių. Rekomenduojame patraukti mažus maikiamečius, norėjau sakyti. Mažus maikiamečius. Maikiamečius. Patraukit jo. Tai Maybachas išsikepė ir valgė savo išmatas. Va, aš irgi ieškau žodžio, kad gražiai pasakyti.
Vaizdas buvo šlikštus, mažiausiai tariant. Laivą. Jo, vaizdas buvo šlikštus ir aš nežinau, gerai, padiskutuokim. Aš suprantu, kada jis darė tą savo nesąmonės, ten grietinės valgė su Gal populiarėjo, ten su ne? viskuo, žinai, ten grietinės, jis ten viską. Nu, viską ryjo, aliejų gėrė, viską. Net nemoku pasakyti, bet jo, tokie ganėtinai normalūs, bet nenormalūs dalykai, bet normalu, kad nenormalu, žinai. Jo. Dabar yra nenormalu ir nenormalu, žinai. Ne, dabar jau yra psichinio, jau psichiškai nesveiko, jau lygio, ta prasme, darimai. Jo, kur turėtų būti riba ir kodėl jis perėjo ant šito? Ar tiesiog iš jo populiarumas dingo ar kažką? Aš šiaip iš vis nesuprantu jo logikos, pas jį pastoja keičiasi akauntai, užbanina ar kas jam yra? Jo. Užbanina pastoja? Užbanina pastoja. Varšas žmogus turi vis laik iš naujo followerius. Nu, kai daro šitokius va dabar dalykus, tai jisai jį pastoviai užbanina. Pirmas dalykas. Antras dalykas, jisai pastoviai laivo metu žiauriai daug keikėsi. Ir naudoja visokius žodžius, ta prasme, ir rusiškus, ir angliškus, ir, nu, kokius nori, žinai. Jo. Ir, o trečias dalykas, nu, tai kad tokias nesąmonės daro. Ta prasme, nu, žmogus, ir plus dabar dar jisai, aš nežinau tiksliai kodėl, bet jisai bent jau kiek pasakęs, tai kad jisai dabar, tipo, yra depresijai, nes užsišoko ant kažkokių apgavikų. Ir ten 7 štukas skoloj dabar, tipo, jisai sėdi, bet, tipo, dabar aiškinasi. Jis nėra skoloj dėl to, kad jo mašina buvo lizinginė ir sudegė. Šitas tai jau čia praeitas atvejis. Jau praeitas atvejis. O dabar dar su kažkokiais apgavikais, dar kažkas ten atsitiko. Ok, tai dabar bando per tą kalt babkės. Bet gerai, o kaip? Nu, bet tai kalt babkės, tai tu matei kiek peržiūrų? Tai jo peržiūrų, gerai, bet Lietuvoje nemoka už tik tokio peržiūros, ar moka? Nemoka. Ne, bet už giftus moka. Nu, ten tas dovanėlės, kur Nu, taip. Kiek gauni už vieną dovanėlę? Tai kiek dovanėlė koinsų tiek ir gauni? Gerai, nuo kiek iki kiek gauni už vieną dovanėlę? Nu, tai dovanėlė gali būti nuo vieno koinso, nu tai vienas koinsas, aš nežinau, kiek ten tiksliai eurais, jeigu išvertus, bet principė pasipildyti kiek ten 22 koinsus už šiam 9 centus ar už 7-9 centus gali. Nu, tai mažiau negu centas gaunasi. Tai ten, žinok, dovanėlių, tai jisai prigaudė, tai normaliai. Ta prasme, ten nestojo dovanėlės. Tai gal daro mes tik toko laivą ir dovanėlės. Tai laukiam, kol žmonės 1000 žmonių susirinks. Ai, nuo 1000 tai galima daryti? Taip. Supratau. Tai gerai, vėliau biški. Bet matai, kiek buvo gyvų žiūrėjų? Aš žinau, kad 3 štukų žiūrėjau. 3-5. 3-5 štukos buvo. 3-5. Čia buvo Lietuvos TikToko rekordas laivo. Aš džiaugiuosi, kad aš nemačiau laivo, aš mačiau tik tai ne laivo. Buvau tik pavalgęs, čia gal nebuvo pliusas. Jo, bet, nu gerai, tai, bet, nu palauk. Aš tau kaip ir atsimeni, sakiau, aš vakar, kai sakiau, kad gerai, kad, ta prasme, kodėl, čia yra gyvas pavyzdys, kodėl nereikia iš skelbimų ar iš kažkokių dovanojimų, kai žmonės sako, žinai, dovanojam ten, pavyzdžiui, virtuvės, ten, indų komplektą, dar kažką. Čia yra pavyzdys, kodėl nereikia imti. Nes velnė žino, kas ten buvo. Jo, ir aš mačiau, kad jis įkėlė po to dar savo tinklelį, ką dar darys. Ten keps kirminus valgys, po to valysis dantis su išmatomis išteptų, išmatuotų. Tai jau įsidėjo į burną, nu tai jo. Atsikando, nu tai tas pats jau. Gerai. Kita tokia hipotetinė turėjo, ten negalėjo fake būti. Žinok, labai... Kaip pasakyti, aš irgi labai atidžiai žiūrėjau. Nes aš niekada netasiau, nežinau, kaip ta konsistencija, žinai, ką. Aš labai atidžiai žiūrėjau, ten buvo... Jis sėdės, Inspector Gadget, karočias. Su lūpa. Prisiartinęs. Pasiėmė iš močiutės lūpą, nes jau nebežinau, ar yra kur nors. Lūpas nereikėjo, galima prisiartinti. Bet labai jau įtikinamai atrodė, žinok. Labai jau įtikinamai. Nežinau, ten buvo ir kietų, ir minkštų. Tai kai ėmė su rankom minkštus, tai, nu, tikrai ne Dubajaus šokoladas atrodė. Gerai, aš tiek detaliai nemačiau. Gerai, ir jis po to jo, tą kėlė savo tinkliuką ir taip toliau, ir pasirodo, žada tęsti, žinai, visą šitą. Taip, kitą savaitę vėl noriu daryti. Gerai, kiek su šitais dalykais mes toli nueisim? Nes mane tie laivai jau erzino, kai darė Bieliauskaitė su savo verkimais apie bičius. Ir kai Petras tas sėdi vodkę geria, jis ten savo virtuviai. Ne vodkę geria. O grietinę valgo.
tada šitos prasidėjo nesąmonės ir kiek dar mes toli nueis. Bet man tai jokingiausias buvo, žinai, kai biškai grįžtų dar prie Maybacho, tai kai pasibaigė tas laivas, padarė tą laivą, žinai, ir toliau viskas, patraukė viską į šonus ir tada su ta Giedrė, su buvusia, pradėjo šnekėti, kaip jam bloga, kaip jam dabar depresija, dar kažkas darosi, mane engia, mane muša, mane apgaudinėjo, iš manęs pinigus. Aš tik praskrolinau tą laivą, galvoju, jau viskas, pamačiau, ko man reikia, kad galėčiau kažką pasakyti laidoj. Šitą temą praskrolinau, skrolinau, vėl išmeta tą patį laivą, jau jisai su Giedrė, 2 minučių buvo reikalas, vėl jau su Giedrės, jau jisai kalba ten kažką jau. Nors nežinau, kaip tai. Aš norėčiau nevažiuoti šitą traukiniu, sustoti ir išlipti, nes... Jo, čia reikia sustoti, man atrodo, šitą traukinį. Čia problema, gerai, mes tai mes, žinai, mes suvokiam, kad čia yra nesąmonė, kad to nereikia daryti, kad jis yra psichiškai nesveikas tikriausiai. Šiaip čia kokią nors instanciją gal reikėtų jam iškviesti, kad jį išsivežtų. Bet ne tik mes naudojam TikToką, vaikai naudoja TikToką. Taip. Ir čia yra baisiausia. Va čia yra žiauru, nes kaip jam apribota turinį, niekaip. Niekaip neina. Ta prasme, kol pats TikTokas, ta prasme, kaip, aš suprantu, kai būna turinį keli tiesiog vaizdo įrašą, ne? Tai ten būna, įkeli tą vaizdo įrašą, ten jį peržiūri, ten TikTokas ir tada jau suformuluoja, ar tu gali, kam rodyti, žinai, tą turinį. Bet kai tu laivą rodai, tai čia, minutės, sekundės reikalas, ta prasme, pasikeis gali turinys taigi. Tai, žinai, čia realiai aš tai įsivaizduočiau, kad čia reikėtų tokį, žinai, padaryti geriau kažkokį filtrą, kuris, kai tu, pavyzdžiui, registruojasi į TikToką, ne, ir registruoji savo amžių, ne, tai tavo amžių plus minus 5 metai, sakyčiau. Čia gal dosniai duodu, bet plus minus 5 metai, sakykim, rodo kitiem, kurie užsiregistravę savo amžių. Sakykim, tavo tracokas, tam man 27, man tavo turinį rodys, bet kas bus 23-4, tavo turinio neberodys. Jo, bet ten gali tą amžių sumeluoti, žinai, tai į TikToką pasą nekelsi. True, žinai. Vagė duomenys geri. Dėl šito tai jo, faktas. Dar pasą čia keltų, tiem bagim. Ne, tai pasą nieko nereikia. Faktas, jo, gali sufeikinti amžių, bet, nepagalvoji to, kai kuriesi TikToką. Gal ir jo. Žodžiu, nes man jau buvo too much, kada lietuvė kažkokią seksą užsiminėjo laivo metu. Man šitas jau buvo per daug, bet čia dar labiau per daug, žinai. Taip, čia jau pikas buvo. Čia jau, žinai, kaip būna, jau sako, jau cherry on top, tipo jau vyšnė ant viršaus, jau ant torto. Tai čia dar buvo sprinkles ant top. Gerai, tai ir nueikim, jau užtenka jam čia dėmesio. Ir galim perėti šiek tiek prie pasaulio dalykų. Ir vyko Grammy apdovanojimai šitą savaitgalį. Ir ten irgi neblogai. Labai toli nenuėjo, nes Kanye Westas savo žmonai liepė Ievos kostiumą apsirengti. Sakė, su dizainu pats, man atrodo. Nelabai kažką ten dizaininką buvo. Nelabai kažkaip stebina. Tokį ir aš galėčiau su dizaininti, kaip iš tikrųjų. Tai... Dar matomą salafaną tiesiog uždėt ant viršos ir viskas. Ir juos išmetė po to, jų nepriėmė. Bet vėlgi, kaip, ta prasme, čia irgi nekontroliuojamas yra dalykas. Nes tu pradėdavo merginos po truputį, žinai, apsinuoginti kažką, kad provokuoti ir surinkti dėmesio. Tada išsitraukdavo krūtį kokią vieną su užklijuotu speneliu. Ir tada būdavo. Jo, bet užklijuotas spenelis būdavo. Ir irgi, žinai, kad provokuoti žmonės. Tada buvo, buvo tokie... kur tik tai per spenelius dengia, žinai, irgi apranga. Kaip Borato. Panašiai, kaip Borato, jo. Dabar jau visai nuogas. Ir... Tai dar buvo tokios suknelės, kurios būdavo, kur tu, tipo, visiškai atidžiai, aiškiai nematai, žinai, kad jinai nuoga po apačia. Nes ten būdavo tas raštas, tas durnas toksai. Jo. Bet jinai, matėsi, kad, ta prasme, buvo nuoga. Tiesiog. Jo. O dabar tai nežinau, ką pasakyti. Tai va, ir čia problema ir yra ta, kad kodėl taip daro, nes jeigu mažiau daro, jeigu ištrauksi vieną krūtį, dabar nieko nebešokiruosi. Ir nesusilauks dėmesio. Ir tu eini toliau, žinai, ir dabar jau nuoga, kad susilauk dėmesio, kas toliau? Žinai, kur tu dar gali nueiti? Mama, kas toliau? Žinai, kur tu dar toliau gali nueiti ir kas po to bus? Pradės dulkintis jie ten ant scenos. Man atrodo.
Aš irgi atsiprašau, nepamiršau vaikus pasakyti, kad patrauktumėt. Man Išsprūdo, man čia iš Tie nervų. vaikai jau daugiau žino, negu mes, man atrodo, jau. Jo, čia iš nervų išsprūdo, sorry. Tai jo, prasme, kur yra pabaiga? Ar yra pabaiga? Ar yra kažkoks, jau viskas, kur nebegali geriau? Jo, nežinau, ar noriu. Nežinau. Ja, gerai, kad vyrai nuogi nepradėjo vaikščioti. Išskyrus pas mane sporto salės rūbinį. Grinai. Bet palauk dar čia. Jo, nenoriu. Čia palauk dar. Nes man atrodo, jau viskas. Nu tai, ką tu, odą nusilupsi? Nenusilupsi, viskas. Nu čia jau viskas. Kas pirmas Lietuvoje, jeigu įmam pavyzdį mes iš užsienio, ne, ir ateina Kanye Westo žmona noga į apdovanojimus, kas pirmas į mamą nogas ateis? Iš lietuvių. Wild guess. Wild guess? Jessica. Jessica? Aš tai balsuoju, kad Vaidas. Kas? Baumila. Baumila? Na, įvarys tokį. Jaučiu, kad jo. Dar jaučiu dydžio nevykėlė, dar yra variantas. Gyvatės koinę užsidėjęs, tik tai Baumila. Arba tik tai... Iš lėlių teatro. Arba man atrodo sumaišys, koinės tiesiog ant kojų užsidės. Tai kokia tavo konspiracijos teorija yra mėgstamiausia ir kurie labiausiai tiki? Šiaip bendrai iš pasaulio. Pavyzdžiui, kad Tupakas gyvas. Dar kažką. Blemba, žinok, buvo išmetę videką, kur žiauriai panašus buvo. Žiauriai panašus buvo. Šiaip tai tų konspiracijų, aš tai mažai labai stengiuosi nesidomėtom konspiracijos teorijom, nes jos, kaip pasakyti, jeigu jis čia kaip į narkotikų liūną, žinai, kai paragauji, tada ir, žinai, viskas. Nieko nesakyk. No. Tarasme, tai aš, kaip pasakyti, aš negaliu, man atrodo, nežinau, negaliu jaučiu radijui tokio dalyko sakyti. Tai aš tau pasakysiu gal geriau bet tai susiję su valstybėm. Ok. Jo, nes yra daug mano mėgstamiausia, kurią aš galbūt dar patikėčiau, kad Avril Lavigne nėra ir yra jos klonas pastatytas. Ai, nors, žinai, palauk, man biškai pertrauksiu. Nu? Prisiminiau vieną, kaip pasakėjai su klonais. Va, su Amerikos prezidentu buvusiu. Irgi buvo ta pati konspiracija. Kuriuo? Baidenu. Jo? Jo, nes buvo irgi konspiracija, kad jis klonas yra. Okay. Nes ir iš tikrųjų iš videkų tai atrodo tikrai, kad jis klonas. Arba robotas. Ne, taigi jis tiesiog serga ten to. Jo, bet, come on, ta prasme. Dimensija. Parodė, 2 vaizdai buvo įjungti. Kai vaikšto šių kartų robotas ir jisai rankos net šitai. Taip pat kaip roboto. Bet čia paliekim tiesiog, nežinau. Čia tokį, kur rodai, čia man Lego rankos, ne robotai. Ne, Lego šitai. Čia tai išmaldos ranka. Delniukai. Ir vaikščiojo taip pat. Net, aš paskui, ką aš ir sakiau, kad jeigu lendi į šitą konspiraciją, tai jau tada jau, šakės, tu gali įnirti ten. Tai aš žinok, kokias geras 4 valandas domėjausi apie šitą dalyką. Ir man, žinok, kuo toliau domėjaus, tuo aš labiau mačiau, kad jisai robotas. Man irgi kars nuo karto išmeta, tai aš po to irgi panašau, užsikabinu, irgi būna įdomu. Yra tas podcastas, kur pastoji kalba amerikiečikas apie konspiracijos teorijas. Taip. Pastoji važiuoja jam. Gerai, tai ką? Tai gal lendam iš šitų nesąmonių. Einam palisėt, man atrodo, nes jaučiai. Jo, lendam iš šitų nesąmonių. Perinam prie smagesnių temų iškart po pertraukos. Bet čia žiūriu, kad čia kvailai su valandiniu gausius, tai gal po valandinį iškart išeis. Pažiūrėsiu, kaip čia mums sekas. Nebežinau, kur pelytė, žinok, yra, negaliu dainos paleisti. Net pakalbam, tai ką jau, pabūnam. Neradau, viskas gerai. Ką tiem, kas namuose ir prie televizoriaus, aš jums pavydžiu, tai gero kašiuko. Aš pažiūrėsiu vėliau. Laimingai jums, Neskambinat nieko nesakot, normaliai. Elgiamės. Normalus, pabūkai gerai. Jo. Gerai, aš kaip tik dirbant Kašiai pas Žalgirio dublerius turėjau tokią diskusiją su mūsų kolegė ir jinai jauna yra, tai jinai yra tam datingo pasaulyje kol kas ir chatina per Tinderį su visokiais ir taip toliau. Ir jinai man sakė, šiaip iškėlė teoriją, sako, blemba. Sako, aš visą laiką mėgstu pačatint su žmogum. 2 savaitės, sako, aš nusibrėžęs tokią ribą ir sako, tik tada einu susitikti. Man tai iš karto metimo reakcija buvo. Nupurtė net mane, žinai. Bet ką tu manai, pažiūrėjau apie tokį? Vis tiek atsimeni, kai deitindavai, chatindavai. Blin, šitas, žinok,
aš šiek tiek dabar šiais laikais jau gal sutikčiau su jie, kad reiktų daugiau pirmą pačiatinti ir biškai išsiaiškinti apie žmogų. Tokį, žinai, namų darbus pasidaryti, šiek tiek tokius lengvus. Tai tu gali nusistokinti ją Instagram'e, Facebook'e ir pasidaryti tos namų darbus. Ne, tai 10 minučių. aš iš jos pusės šneku, tai kai būna su, ta prasme, šiais laikais jau labai daug kas įmanoma su... O tai va. Negaudi, kaubojau čia. Vėl paskui užvažiuosiu ant laido ir man sakysi, padėk. Svarbu slow motion, neįjung. Aha. Kas įjungia. Tai gerai, pavaik savo mintį. Tai aš iš šios pusės suprantu, nes vis tiek vaikinai šiais laikais mažiau, ta prasme, kaip šiais laikais gal mūsų metų, mažiau kažko šėrinasi, nuotraukų keliasi gal ir panašiai. Tai, aš tikiu, kad jai gal, pavyzdžiui, nusistačius jinai kažkokį laikotarpį susirašinėjimo, nes, vėl nežinau, su kuo tu ten susirašinėjai, ar su jajajum, ar su kuo, visko gali būti. Okay. Man tai visą laiką atmetimo reakcija būdavo, aš atsimenu. Bet jeigu kalbant apie, tada, kai mes susirašinėdavom ir deitindavom, tai jo, man irgi, what the fuck, tai jeigu tu nori normaliai šnekėti, man čiatai tai yra tas pats, kas nieko. Aš per čiatus tai galiu nebent parašyti, šiandien valgysiu koldūnus. Viskas. Ir tai nežinau, kokia reakcija. Iš tos pačios jo temos sako, jinai irgi sako, man reikia pasitikrinti, žinai, prieš sustinkant. Ką sakau, pasitikrinti, žinai, čiatina. Man būdavo atmetimo reakcija. Jeigu man reikia čiatinti bent savaitę, aš nebeturiu ką pasakyti, man nebeįdomu. Aš neturiu kantrybę, aš nesu tas šiaip čiatintojas, man nėra to vaibo tokio. Ir aš tai visą laiką iš karto. Aš iš karto reikalą užsimečiu Tinderį, sakau, varom kur nors kavos. Šitas čiatintojas, aš nesu čiatintojas, man atsibos. Kiek paskambinu kartų, nes aš tai tikrai nečiatintojas. Aš paskambinu Domui, ko tu nori vėl iš manęs, negali parašyti. Tai gerai, bet tai trumpais dalykais, o nesėdėt čiatinti visą dieną, žinai. Tai va, jo, ir man būdavo ta atmetimo reakcija, aš tingėdavau, nes aš iš karto eidavau prie reikalo, sakydavau, varom tipo kavos. Iš karto pasitikrinti, žinai, pamatai gyvai žmogų, vis pirma neišpeik nuotraukų kažkokio, pasižiūri, tinka, netinka, žinai, ir jau po to toliau gali čiatinti, vystyti kažką, jau po to net ir tie čiatai, ta kalba kažkaip kitaip rišasi, kai tu būni susitikęs jau žmogų gyvai. Jau kita reakcija, žinai, jau aš sutinku su tavo šitą mintimą, aš irgi tokio buvau principo, kad, man susitikti yra įdomiau, nes, ką, emodžių uždėsi? O, wow. Nes, aišku, aš po to pagalvojau, dabar jau kai pasenau, tai pradėjau galvoti, gal ir dzin, žinai, galėčiau pačiatinti tas porą savaičių, jeigu verta. Jeigu jau taip nori, tai ką, tai jau tebūnė. Po to čia taip kažkaip pagalvojau, bet šiaip tai aš būdavau tas, kur nekenčia čiatinti, mane užknisdavo tas Tinderis, mane užknisdavo sugalvot, ką parašyti, nes mergos tai pačios tikrai neparašys. Oi, ne. Užknisdavo sugalvot, ką parašyti ir ten... Ne, mūsų laikais, mergos, dabar mes šiais laikais jau mergos pačios peršosi. Tai, o mūsų laikais tai baigtų. Apie tokį mintį pamiršk. Jo, tai aš būdavau nemėgėjęs, tai mano pirma žinutė, pavyzdžiui, būdavo kokiom plėtelėm tavo vonė išdekoruota. Tiesiog kažūdą parašyti, nes tie kažką reikia parašyti. Jo, nes tie būdavo atsibostantis tie standartiniai, tipo, ką veikia? Labas, ką tu? Ką veikia? Ką gero? Kaip sekas? Ką gero? Ką gero? O taip ir gimė mūsų laidos pavadinimas podcast'o. Jo. Tai va, liekant prie tokių intimesnių dalykų, šitą apšnekėjom, skaitykim. Čia viskas. Žinai, kas yra vienintelis skirtumas? Kad mum iš vyriškos pusės tai yra lengviau šitoj situacijai. Moterims iš jų pusės tai yra tikrai daug sunkiau. Jos ten, kiek žinau, tai būna susėda kokios 5 ir detektyvą žaidžia, žinai. Ieško informacijos. Kodėl, pavyzdžiui, ir tau taip drąsu, kodėl tavęs negali išprievartauti susitikus, pavyzdžiui? Ne, tai gali. Tai va. Bet mums neatsiranda tokia mintis. True. Gerai, tai liekant prieš tos intimios temos, šiaip, esi buvęs kažkokiuose masažuose už pinigus? Tai aišku, buvęs. Normaliuose, ta prasme, ne tailandietišką masažą už pinigus. Ne, turkiškam buvau. Nenūrų masažą. Turkiškam buvau. Bet nenūrų. Tai va, gerai. Tai, bet tikriausiai pas moteris laiką būdavo, ne? Taip. Aš norėjau papasakoti ir galim padiskutuoti iš tikrųjų iš to irgi vietoj. Aš buvau gavęs dovanų į Saulėją čekį. Saulėja čia tas spa yra.
Jis keliose vietose. Akrai yra, dar Tebūnie. kažkur yra Taip. po Radissono. Ten tas su saulės ženkliuko, ne ten tas. Nu, saulė, Nu, žinai. tas, jo, net aš suprantu, kas susiję Jo. pavadinimai, bet aš bandau įsivaizduoti. Jo, tą tas ženkliuką. oranžinis ten tas. Jo, okay. Tai žodžiu, nesmė, kad ten, bet jo, esu gavęs ten kuponą ir kažkaip ilgai neišnaudojau ir po to nusprendžiau, kad reikia nuvaryti. Užsiregistrau, ten buvo atpalaiduojantis masažas. Atsipalaidavai. Ant to kupono. Visų pirma, ateinu, mane tuose perkamuosiuose masažuose, aš einu dažnai į masažą, bet aš einu į sportinius masažus, nu ir ten tiesiog, žinai, tu nusirengi iki triusikų, atsiguli, užkoja tave ir masažuoja. Man visų pirma į tas perkamus, į tos pat centrus, užknisa, kai tu ateini ir ten yra tie triusikėliai, žinai, kur tu juos turi persinė. Jie visų pirma yra popieriniai permatomi. Man tai problemas su jais. Pradėkime nuo to, kad jie popieriniai permatomi. Tas nejauku, žinai, yra. Bet antra pusė. Niekada nesupranti, iš kurios pusės juos užsidėti reikia. Ten jie, žinok, man atrodo, ten jie padaryti, tai jie perdaryti iš tų, kur sietelį ant galvos buvo. Iš karpo tiesiog. Taip. Jo, nes vienam gale, nu gerai, pasiemi, žinai, Jie būtų vienodi galai. pasiemi siauras. Čia gal įsubinė, žinai, na, apsuki, Palauk. netilps, vis tiek, žinai. Trapliukas iškritęs ausytės. Tai va, ir aš niekada visų pirma nesprantu, kaip juos užsidėti ir man nejauku yra, nes, nu, kažkaip nei taip, toks, tai užsidėdė, po to nubėgi, atsiguli toks, prisispaudė, nu, žodžiu, nei taip, nei kitaip. Bet aš užsidėjau tos triskėlius, tai normaliai viską ateinu. Vyras ateina mane masažuoti. Aš palauk, aš jau įsivaizduoju tą situaciją. Tu guli, palauk. Jau ir taip nejauku, Tu žinai, guli. tais trisikėliais. Tu gali ramus, jau atsipalaidavęs, laukiu. Ir tada iš niekur. Nu, labą dieną. Ja, labas vakaras. Labas vakaras, čia būsiu jūsų masažuotojas. Aš neįsivaizduoju tavo reakcijos. Jo, nes aš šiaip visą laiką eidavau pas moteris. Čia buvo pirmas kartas, kada pataikiau pas vyrą. Ir toks, blemba, žinai, toksai, nelabai gal, žinai, man čia. Ir prabėgo daug minčių tų galvojant, bet galvojant, gerai, duodu šansą, vis sako, vyrai yra geresni masažuotojai, žinai. Šiaip, jie daugiau jėgos rankose turi, gal bus gerai. Bet aš po to pradėjau begulint galvo, dar jis nepradėjo masažuoti. Bet aš atpalaiduojančiam masažą, žinai, esu atpalaiduojančiam, nelabai ten jėgos kažkokios reikia. Ir jis ten masažuoja, glosto jis man. Švelnės rankas buvo. Buvo pats nepatogiausias masažas, kuriam aš esu buvęs gyvenime. Ir tikrai nebuvo atpalaiduojantis. Aš išėjau labiau įsitempęs negu atėjau. Jau tie triusikus net pamiršai tuos, ne? Viską, tikrai. Gerai buvo, jau. Tikrai nebuvo atpalaiduojantis. Tai va, ir aš pradėjau mąstyti, žinai, visi sako, kad vyrai yra geresni masažuotojai. Ir aš sutinku, kai daro tos sportinius, kur reikia išspausti kažkokį tai ten nervinį tašką, dar kažką. Jo, bet šiaip aš pas vyrą neįčiau į masažus. Tai nežinau. Tiesiog, aš vien dėl to neįčiau, kad nes būtų nejauku tiesiog. Tavrasme, aš neturiu nieko prieš vyrus masažuotojus, viskas yra tvarkoj, viskas yra gerai. Turim vieną draugų tarpę. Bet pats neįčiau. Nu, man tiesiog, kažkas, va kaip tu, sakai, atpalaiduojantį buvo, bet nefiga neatsipalaidavau. Jo, aš net su draugė, šiaip esu šnekėjęs, tai draugė irgi jinai nelabai nori eiti pas vyrus masažuotis, jai labiau irgi pas moteris patinka, nes irgi turbūt nejauku, kažkaip tas stigma yra, kad vyras moterį irgi turi maigyti. Tai kas eina pas jos masažuotis tada? Vyrai nenori, moteris nenori. Seniai. Va, nebent. Va, pas jaunuolius. Jo, senutės. Va. Va, išrišom. Išrišom iš tą reikalą, jo. Va, iš kur jisai darosi pinigus. Žinai, aš ką esu radęs. Tu čia mėgsti ploti mikrofą, ne? Žiūrėk, aš čia kol sėdėjau prie kompo. Tu radai. Aš kol sėdėjau prie kompo, aš radau va tokį. O. Nežinau, kiek eterį girdis. Negaliu garsiau, nes fonas tą labai garsiai bus. Mums po to copyrightą užmės. Na, žodžiu, kas norėjo, tas girdėjo, žinai. Tai va, radau plojimus, nebereiktų plot. Tiesiog gali pasakyti, kad paspaudžiu. Bet jeigu kalbame apie masažuotojus, kineziterapeutus, tai realiai iš mano šeimos pusės yra du žmonės, tai pusseserė ir mano teta. Teta tai vyrai ir moteris. Pusseserė ir teta, sakau. Ar tu negirdit pasigarsink tos ausinės? Nu. Tai sakė, va, pavyzdžiui, pusseserė, tai kad jau žiauriai pavargo rankos. Žiauriai pavargo. Nes, sakė, šakės būna ateina tikrai tokių žmonių, kurie net netelpa ant tų gultų, žinai. Tai juos išminkit,
Nu jo, nes tai vis tiek iki raumenų turi kažkokį tai būdą. Taip, tai jis sakė. Su alkūnė. Tai taip, žinok, tai ką tu galvoji, jau ten net būna, nu, jinai man nepasako, bet čia vaizdo įraštus mačiau, kaip, pavyzdžiui, tiesiog išmetė kažkada, kad net moteris buvo tiesiog užsilipus su kojom, su kelieniais. Bet yra toksai irgi masažo būdų. Na tai taip, bet įsivaizduok, kaip turėtų tada atrodyti. Jo. Tai va. Gerai, dar vieną mini temutę per šitą išėjimą. Palauk, žinai ką, dar pabaigiant su masažais, kokį brangiausią masažą esi turėjęs? Aš žinau, vis laik iš manęs tiek pat babkai įma, tai nežinau, aš laiką, kai moku pydisą, tai moku pydisą, žinai, tai aš nežinau. Žinau, kad Vytautas Egos spa kainuoja, ten Mineral spa kainuoja 100 eurų, man atrodo, yra tokių masažų, bet nebuvau, bet žinau, kad yra toksai, tai nežinau. Okay. O ką tu buvai daugiau sumokėti? Jo, kažkada prieš, nežinau, kiek čia dabar, man atrodo, kiek Kiprė buvau, tai buvau pasiėmęs masažą jau pilną, visiškai, pilno kūno. Ne, Tailandė, nenoriu. Bet buvau pasiėmęs pilną masažą, tai kainavo 200 gal eurų. 240. Bet ten su galvos, su kūno, su kojom. 4 valandas? Nebuvo 4 valandų, buvo gal apie 3 valandas. Užmygdžiu, 1000%. Bet ten su pertraukom buvo. Nebuvo taip, kad, ta prasme, pastovi tave minkytų, žinai. Tau tai tik tais, kad lotas mintys iš karto. Valandą pamasažuoja, tada duoda atsipūst, arbatos atsigert, tada vėl valandą. Tas veidas, kas ketvirtadienį žiūrėsi, tai pamatysi tie veidą dabar kaip pasakoju. Bet fainas buvo, geras masažas. Ir paskui buvo alaus vonia. Va taip va. Kartu su masažiste ar vienas buvai vonioj? Tau už kadro papasakot, kur tas, sakėjai, atostogų nori į Kiprą. Papasakojus, kur nueit? Taip. Gerai, tai aš dar tą vieną temutę turėjau. Ir tiesiog tokį greitą klausimą. Blitz question. Kodėl panos mergos per balius visą laiką pirmos nori miegoti? Nes nepalaiko spaudimo. Nes atsikeli tuo pačiu metu. Okay? Šiaip, dažniausiai. No. Atsikeli kartu, arba net būna panos ilgiau miega negu bičiai. Tiesiog, nu, taip sutverta yra, taip būna. Kodėl jos pirmos eina miegoti? Nes mes galim bičiai sėdėti iki kitos dienos 8 ryto, atkapot ką nors, žaist, atgert, ką veikia. Aš turiu labai paprastą atsakymą. Nes jos pavargsta greičiau nuo mūsų šūdų, kai mes pradedam gerti. Sakai? Manau. O jeigu mes negeriam, o jos geria? Tai vis tiek pirmas, tada jo, nes... Ne, tai tada mes negeriam, tai dėl to ir išlaikom ilgiau. Okay, jo, nes man pastoja kyla šitas klausimas, nelabai aš suprantu tos matematikos. Aš tai galvoju, kad čia yra girl math, kur jam mes niekada... Jo, tavrasme, kur mes nesuprasim niekada. Čia aš gal, kaip pasakyti, jos gal eina anksčiau miegoti, nežinau, mum procentaliai jaučiu, aš kiek bent jau esu matęs, tai vaikinam prasideda antras žydėjimas, žinai, žinai, kur yra trūksta plionkė, žinai, kur tipo jau viskas atrodo, eisi miegot, ir tada vienas staparikas, viskas, važiuojam iš naujo. Tai, o jom nėra, jaučiu tos plionkės, arba reikia labai pasiekti ilgaje. Ei, pala. Arba čia yra... pala, dabar. Arba čia yra susijęs su mumis, nes kai mes palikom jas vienas ir mes išvažiavom. Gali būti. Sėdėjo belegė, žinai. Ir nieko nerašė, nieko. Nei pavargusias nieko. Aš nieko nenoriu. Atvažiavom, da galėjo sėdėti. Va čia vat. Va čia kažkoks įdomus dalykas. Jas man apsimetinėjai. Va taip. Įdomus reikalai. Nešti akis. Kas tau čia atsitiko? Toks vaikas, ką tik atsikėlė. Pradėjo neštėti akis. Sveiki, sugrįžę į ką gero laidą. Pradėjo neštėti akis abi. Tai... Nežinau, kodėl čia į tinklelį yra įdėta, kad ką gero reklama eis per mūsų laidą. Ačiū. Puikiai pasireklamuosiu. Tai, šauniai. Gerai. Tai ką, suspykim dabar su mūsų jaunaisiais klausytojais. Jo, nes man tai irgi pikta. Pikta? Taip. Šiaip tai pikta. Jo, tai išsitraukiau tokią temą iš kišenės, kad Gen Z nešioja realiai net ne mūsų kartos, kada buvom jauni, bet mūsų tėvų rūbus. Taip. Kodėl? Kas čia yra? Aš nesuprantu. Ta prasme, ėjom, tobulėjom, drabužiai tobulėjo,
Jau gerai, jau tikrai fainai, madingai, stilingai, viską gerai. Nes, man šiaip, kaip jie rengės, jie gali realiai rengtis kaip nori. Biški, bomžai atrodo, bet gali Bet gryni, ne biški, bomžai atrodo. Sakykim, kaip yra, bomžai atrodo. Nu, ta prasme. Aš suprantu, ten, žinai, 90s party, ten, žinai, 90-ųjų vakarėlis, dar kažką, žinai, nu tai tema. Jo, faktas, viskas gerai. Mieste eini, toks vaikas, bomžai. Man laikais, tai bomžai rengdavosi. Jie iš sovietinės Lietuvos, tas rūbus. Bet grinai. Jie realiai nuvažiavo pas savo tėvus ar pas savo senelius, turbūt. Bet pas tėvus, senelius į sodą. Jūs drabužių neįperkat. Nueikit į Humaną. Tai va ten tą ir pardavinėja. Bet tai ten ir yra normalių drabužių. Nueikit į New Yorkerį, nueikit H&M. Nu nėra brangus tie drabužiai. Jo, bet mane, šiaip jo, jie rengės, ką rengės, jie atrodo kaip jie nori, it's all right, žinai, tai yra žmonių laisvė. Bet aš, kai nuėjau nusipirkti kelnių, visur buvo tos senovinio stiliaus kelnės, tokios, kaip mano tėvas nešiojo, kai buvo jam 18 metų. Aš nesuprantu. Ir net aš negalėjau nusipirkti tokio, tu nerekomenduok eiti į New Yorkerį ir H&M, nes ten nėra. ten tie patys rūbai. Mes netobulėjom. Jo, tai mane... Šitam sektoriui mes netobulėjom. Jo, nes, pabandykime atsvarstyti. Šiaip sukasi, tos mados laiką ratus sukasi, ne? Jos tiesiog, daug visko neprigalvosi. Ir jos tiesiog tai važiuoja, kas madinga, kas ne. Tai keičiasi kas 20-30 metų maždaug. Tai grįžtam prie to, bet blemba. Jie dabar, tiesiog jie realiai, jie net nepirko. Jie išsitraukė iš tų sutuvusių spintų tos nuplyšusius rūbus. Vis dar matosi pelėsis ant jų. Nes mes suprantam, kad jiem reikia taip rengtis. Aš nežinau, ar užsienį dženzy taip rengėsi. Nežinau. Nes jie nelabai iš vis turbūt tokių rūbų turėjo, nes čia sovietiniai rūbai yra pagaminti Inkare, dar Inkaro fabrike. Tai jeigu duok dievė iš ten, tai tu įsivaizduok, kaip turistai atvažiavę į Lietuvą jaučiasi. Nu, o tame esmė. Jie po Bomžų kraštą atvažiavo. Pasivaikščiokim tarp bombų. Tam prasme, eina žmogus, jaunas, džensi žmogus, jam išmaldos duoda. Nu tai apie ką šnekam, ką jūs darot? Viskas gerai, jūs renkitės ten, kai jūs kaip norit. Nu bet bent jau nusipirkit tvarkingus drabužius, o ne susitraukit iš kažkokių 50 metrų man jau nežuvis net, jau ne. Bet mes čia seni tiesiog nesuprantam turbūt. Jų vaibelis kitas. Mes irgi nesuprasdavom, ką tėvai mūsų daro, kai jų amžius. Aš suprantu, kaip dabar pareina kažkokia pareina banga su, tipo, grįžta seni laikai, ne? Nu, tipo, va ten ir tuos filmus lietuviškus, net jau kompas net senas. Tai grįžta, pavyzdžiui, filmus, kurie jau irgi ten, matei, bus, yra lietuviškas naujas filmas, tipo... Mačiau jo, Pietinė kronika. Jo, kur, tipo, filmuoja irgi senoviškų stilium. Nu tai viskas yra gerai, čia yra, mada, viskas yra tvarkoj. Nu bet mada yra, mada, tai tu, man pikta tiesiog. Jo, prie to pačio aš irgi ne iki galo suprantu, vėlgi suprantu, kad yra mada, vaikšto pirmin atgal, bet aš tiesiog taip nedaryčiau ir nedarau. Ką man tautinius rūbus apsirengt dabar vaikščiot po miestą? Su vyžom. Jo, tai ką norėjau sakyti, tai tos ir šukuosenos, jie ir kerpasi taip pat. Aš dar visas mačiau šukuosenas. Aš neseniai persirašiau video kasetės, kur buvo mano tėvų vestuvės. Peržiūrėjau aš tą video. Va, kodėl tau čia taip viskas įdomu apie mano tėvus? Klausė jisai, o tai kada tavo tėvai susituokia? Va, kur čia replės. Tai va, tai aš peržiūrėjau tą videką ir aš maždaug mačiau, kaip visi apsirengia. Šukuosenas maždaug tokias ir mačiau, kaip jaunimėlis kerpasi. Vieno dalyko dar nemačiau, dar vienos šukuosenos pas jaunimėlį nemačiau. Aikštelę, kad būtų apsikirpę. Ką reiškia aikštelė? Nežinai, kaip aikštelė atrodo. Aikštelė atrodo, kur viskas realiai nuskusta trumpai, bet viršui yra palikti, kaip aikštelės formos plaukai, bet jie sustatyti tokie. Aš tai įsivaizdavau, kad kai bus tavo ilgio kaip tavo plaukai, jie tiesiog įskėsti į šonus ir sulipinti, padaryta kaip helikopteriui nusileisti. Tai čia nusileidimo aikštelėje. Ten futbolo aikštelė tokia. Grinai, vartai viską. Tai va tokių dar, šitos šukuosenos dar nemačiau, visą kitą jau mačiau. Irgi ne mano vaibas, nueičiau pas kirpėją, norės mane apkirpti kokį mulę, tu sakyčiau,
O, ne. Jeigu kalbant apie šukuosinas, tai vis man išmeta per TikToką vieną plaukų stilistę. Biškai nueinu nuo temos, bet toksai intarpas. Tai vienas stilistė... Aš tikiuosi apie tą pačią, apie ką aš galvoju. Dubajui turbūt, ar Ne. kur jinai ten. Nu, be žodžių, kažkur iš to krašto ir daro ten neįtikinamiausią šukuosiną. Tu net nepagalvotum, kokias šukuosinas. Ta prasme, ateina tiesiog vaizdas. Jinai ateina, sėdi mergina su aфиgenai ilgais plaukais. Žiauriai. Okay. Ir iš tų plaukų, nežinau, aš tau gal paskui video surasiu. Man buvo netikimiausias, tai buvo piratų laivą padarė. Piratų laivą. Aš tau ne... Tu galėsi paklausti. Piratų laivą. Bet tai kiek lako ir želės naudoja už tą. Kaip po to išplaut? Vaikeli, ten daug. Po to gali su galvo pramušti sieną. Grinai. Ta prasme, buvo ten kažko veidą padarė iš plaukų. Okay. Tiesiog tokius bairius. Okay. Įsivaizduok, skrybelę padaro iš plaukų. Didžiausia skrybelė, tokia. Okay. Nesuprantu. Nu, bet žodžiu, toksai įdomus buvo. Aš visai nesnei tik tokią mačiau irgi barberę, kuri lietuvė. Ne, jos vardas, man atrodo, kirpėja Ernest, ar kažkaip pasivadino something. Čia raidės vardas. Okay. Jinai filmuojasi, jinai daro grinai kontentą vyram, nes užsideda visą laiką trumpą suknelę, užsideda bene kokią iškirptę ir filmuojas taip grinai, kad tiesiog vietoj kirpimo krūtį savo rodo. Ta, ką prieš tai išnekėjom. Nu, žodžiu, čia nukreipimas. Bet jo, tie visi mados dalykai su Gen Z, jo rūbais, šukuosena, bet dar geresnis, mes čia buvom prieš porą savaitgalių baldų salone, nes mums reikia lovos ir šiaip dėl reklamos ten buvom, filmavosi draugė biškė. Tai esmė ta, kad aš pažiūrėjau ir baldai tokie patys eina, kaip mes, kaip vaikai buvom. Atsimeni, aš nežinau, ar jūsų namuose, turbūt turėjot, visi turėjo, tą kėdę tokią medinę, kuri turėdavo mėlyną, turbūt arba žalią, arba elektros spalvos tą padušką atsisėdimui ir ne pačioj prisisukdavo su tais tokiais šudukais į medį, kad nenukristų. Neturėjo tokios kėdės. Lemba, jaučiu, nežinau. Nes daug kas turėjo tokią kėdę, nu be žodžių. Aš tai geriausiai tai atsimenu, žinai, kokį baldą. Palauk, biškituoji. Nu, gerai. Ir grinai tokia, gerai. Ir grinai tokia pati kėdė. Jinai gražiai nušlifuota, nes tos būdavo negražiai šlifuota. Bet grinai tokia pati kėdė buvo pirkti. Ir aš toks, sakau, kas čia, žinai. Ir aišku, dar 200 eurų kokį. Taip? Ne. Nu tai koks tau baldas labiausiai? Pufikas. Pufikas? Žinai, ką reiškia pufikas? Nu nežinau, daug galėjo dalykų pavadinti. Nežinau, ar tu turėjai tokį, ar matei tokį, bet esmė tokia, kad pufikas, kuriame galėjai slėpti daiktus. Aha, jo. Tai tas vidurys išsiima. Jo. Tai buvo prikolas vieną kartą, padarėm šitą spastus su juo, nes pas senelius būdavo tas pufikas ir mes ten slėpdavom visokius žaislus, dar kažką dėdavom, žinai, dėdavom tiesiog ir vieną dieną su pusbroliu sakom, davai padarom škadą. Davai, išėmam tą vidurį. Ir užtiesiam dėkutį. Tokį buvo, ten visą laiką buvo užtiesiamas dėkutis ant jo, žinai. Okay. Ir užtiesiam tą dėkutį. Krito kažkas. Ir atėjo jo mama ir atsisėdo. Tai kai dėjo į vidų. Ir mes žvengiam ir nieks nepadeda ją išlipti. Tas buvo vaizdas, bet geras vaizdas buvo. Nu jo, ir pabaigiant tą temą, aš irgi kalbėjau toliau, sakau, nuplema, nu gerai, ta kėdė, žinai. Bet sakau, visi turėjo tą, kur mes kalbėjom, fotelį, kur šaiba čia tą sukasi. Taip. Jis sakė, ir tokias jau gamina. Jau pareina tie foteliai su tom šaibom. Reiks pasakyti tėvui, kad nepirktų. Nesikaktą vėl gausi. Taip. Tai va, bet vėl džiauriai ne mano vaibas. Man šiaip tie seniai, man tie restauruoti visi baldai, kaip dešasi pas save į namus. Man ta visas senovinis vaibas, man džiauriai ne prie širdies. Aš suprantu, kad tas restauruotas baldas net brangesnis turbūt yra, tas iš gero, to tikro seno medžio, bet kaip jisai man šlykščiai atrodo. Nu, taip, nes čia, ta prasme, atgyvenęs dalykas. Nu, tai faktas. Žiūri jį ir žiūri tiesiog, kaip prisiminė, kaip prieš 20 metų tu ant jo sėdėjai, žinai. Jo, tokio pačio. Ir visai, tas vaibas ir tie visi interjerai grįžta, žinai, tie senoviniai ir taip toliau. Ir aš tokį mintį ištraukiau. Tam jaunimėliui jie idealizuoja tą praeitį, jie ten negyveno dar tais laikais, kada tos striukės buvo, kada dabar kaip žiūri, senis kalbu, bet kada tos kėdės buvo, žinai, ir taip toliau. Mes gyvenom, mes turėjom, tu gavai iš to šaibos į kaktą, žinai. Taip. Ir kodėl gal mums nepatinka, šiaip kaip pagalvoja, apart to, kad mes buvom vaikystėj ir buvo viskas labai faina, nes mes vaikai buvom, galėjom žaisti ir laisvą laiką turėjom.
Bet šiaip ten buvo tie šūdini laikai, kada buvo tik po nepriklausomybės ir bet kuris lietuvis net neturėjo babkių ir jie gyveno tai šūdinais laikais. Ir gal mums galvoja, asocijuojasi, kad tai yra šūdini daiktai, nes tai buvo šūdini daiktai, žinai. Gali būti, žinai, ką tu dabar, kaip pasakei, tai aš pastebėjau, kad realiai kertasi mūsų. Ir tie dabar Gen Z mažiau žiūri į tuos, pavyzdžiui, modernius dalykus, kur mes žiūrim į tuos modernius dalykus ir žiūri į praeitį, o mes mažiau žiūrim į praeitį, žiūrim į modernį. Va, toksai kertasi, žinai, toks paradoksas gaunasi. Nu, tipo, keista dalyk. Čia, žinai, gal kai neturėjai, tai ir nesupranti, žinai. Jo, gali būti. Tai va, kaip tu ir sakei, kad aš iš šaibos galvoju galvą, tai aš nemėgstu tų dalykų ir aš jaučiau, kas jie yra. Kaip tu gali juos, tipo, žinai, mėgt, nu, tipo, mums gal tiesiog psichologiškai nesuprantama. Jo, ir gali būti, kad bus po to taip. Aš esu irgi, čia iš kitos pusės, aš mačiau videką, kaip, tipo, rodo dabartinį mūsų tą gražų interjerą lietai, tą modernų, ir videkas, kaip skambina, sako, blema, nusipirkau čia būtą, ten, tipo, 2074. Babiškas toksai interjeras, žinai, kur 25 darydavo. Reikia padaryti remontą, žinai. Bet šiaip tai, pavyzdžiui, aš, žinai ką, kas man patinka, koksai interjeras. Aš jo nesirinkčiau gal, bet jisai man tikrai labai gražus. Tai yra moderni klasika. Tai tipo, kai naujai daryti klasikiniai, pavyzdžiui, ten kažkokį foteliai ar dar kažkas, nu, žinai, kur tipo, realiai paimkim kokio, pavyzdžiui, karalienės kažkokį sostą, žinai, nu, kai būna ten pailgo atlašų kėdė, žinai, su ten atramom, su visko, bet darytas moderniai, tipo šiais laikais, ten spalvos parinktas medžiaga, žinai, ten medis. Jo, tai va šitas, tai man yra gražus. Čia kas reiškia? Paruose būna tokie, va. Taip. Ir va atnaujinti tie gražiai baldai padaryti. Tai va šitus aš tai suprantu. Bet irgi ne mano vaibas. Nu, ne mano vaibas. Aš negyvenčiau tokiam, taip. Nu, po to jauti kaip sensti tiesiog. Prasme, toks vaizdas ateini į tokį butą, žinai, ar ten namą, žinai, ar dvarą gyveni, va, tokiam, žinai, su tarp tokiam interjerė ir tiesiog sėdi 27 metų, galvoji, jo, pasiruošiau senatvį. Okei. Tai ką, gal tiek čia, žinai, apie tos senesnius laikus. Turim dar vieną temutę, norim pasikalbėti dar apie darbus, kolegas, darbo pokalbius. Čia deginsim tiltus. Jo, dar biškį tiltukų padeginsim. Tai ką, važiuojam dar biškį pasideginti tiltų ir pakalbam apie darbą. Kolegas, kokių keistų kolegų esate turėję. Čia jau kai neturiu apie ką šnekėti, tai pakalbam apie darbą. Ir gerai, aš pradėsiu nuo to, kad šiaip su žmonėm jų visokių yra ir ypatingai darbuose jų visokių labai yra. Ojojoj. Labai visokių. Ojojoj. Aš esu toks biški chameleonas ir žinodamas, kad darbas yra darbas, pristaikau ir stengiuosi dirbti su jais. Nepristaikau su dviem tipų žmonėm, aš apie juos dar pakalbėsiu, bet labai norėjau paminėti vieną faktą. Turėjau iš juokingų istorijų, atsimenu, kai dirbau reklamos agentūrai. Ne šitoj, kur dabar turim, bet prieš tai turėtoj. Kur prieš tai buvo? Pas, nu žodžiu. Tai va, ir... Suprantam, dirbai reklamos agentūrai. Jo. Ir turėjom tokį analitiką, kuris leidžia reklamas. Ir jisai vieną dieną 10 valandų yra, jis nepasijungia. Nėra. 12. Nėra. Online. Į ofisą netėjo. Pirma. Nėra. Okay. Antra prisijungia. O, labą dieną. Sako, sveiki. Žinai, ką sakė, kodėl nepasijungia? Čia bus blogai. Ir kodėl nedirbo? Nežinau. Už lango audra buvo šiaip tuo metu. Okay. Tai jisai sakė, kad negalėjo dirbti. Nes jo kambarį buvo kamuolinis žaibas įskridęs. Patokį buvo iššovęs. Čiūvas. Patikėjom visi tikrai. Kamuolinis žaibas. Iš vis kamuolinis žaibas nėra mitas. Jie tikrai, man atrodo, kad nėra jų. Jie buvo. Jie buvo. Egzistavo. Aš jų nemačiau. Aš girdėjęs irgi istorijas. Bet buvo. Okay. Jie buvo kažkada. Bet nežinau, ten kažkokios labai turi būti tam tikros sąlygos jiem. All right. Nežinau, jiem reikia, prieš įeinant jiem reikia su ranka gal susukti juos, aš nežinau.
Okay. Tai aš turėjau va tokią istoriją. Šiaip aš turėjau visokių labai keistų kolegų, kai dirbau vienam kitam darbe, aš buvau jaunas, atėjęs, mano buvo pirmas marketingisto darbas, aš buvau jaunas, ambicingas marketingistas. Kaip viskas kalnus kur nuvėsė, ne? Jo, ir problema buvo ta, kad visas ofisas buvo užkerpyje, tie, kur 2 metų dirba, žinai. O, Jezu. Ir aš atėjau su savo... Vilkai. Jo, aš atėjau su savo tam idėjom, visą kitą. Ir jie tiesiog man į visas idėjas pagalius ir ratus pradėjo kaišėti, nes kad jiems dirbti nereiktų pradėti, žinai. 2 metų patogiai ramiai sėdėm, tu čia nori dabar. Ir ateina čia kažkoks. Aiškint. Man tai buvo, dabar iš tikrųjų, nebuvo, dabar kai šitą servisą pradėjau dirbti, tai yra kolega, o Jėzus, toks kur jis labai daug podcastų klauso. Labai... Tai šito klauso, neklauso? Ne. Jis tik Reelsus pasižiūri. Alio. Aš nežinau, ar jisai, aš vis dar bandau jį pagaut, nes jisai vis būna taip tipo ateina, sakykime, trečiadienis, ne, ateinu į darbą, o, ką podcasteris, toksai, žinai, ir mes pastoviai su juo sveikinamės kaip Samoška, žinai. Nu, ko jūs besmegenė, žinai. Bet jisai kartais nedurnas būna. Bet ką išmano, tai kaip ir jisai pasakė, tai kad šitas, aš, sako, eičiau iš čia, kur nors kitur dirbti. Bet sako, aš nieko kito nemoku, tik mašinas remontuoti. Sako, aš nežinau, ką čia 4 metus veikiu, bet aš nieko daugiau nemoku, tik mašinas remontuoti. Kartais gerų dalykų pasako, bet sakau, jisai, kai žiūri ten tų, jokingiausias dalykas būna, tai kai šefas su juo ten, jie visiškai laisvai, kaip mes su tavimi, ne? Ta prasme, galim viens kitą ir pasiūžinai ir panašiai, tai jie tą patį ir jie ne viens, žinai, tiesiog šaudosi pirmin atgal. Bet jokingiausia būna, tai tiesiog jisai įsideda ir podus kiekvieną kartą, kai dirba ir klauso podcastų. Orinius podus. Ausinukus. Ir tiesiog dirbi prie mašinos ir girdi. Sakau, ką tu ten klausai. Tai jis ten nežinau, ten podcastų, tai visą dieną klaus. Okay. Gerai, tai aš sakiau, kad turiu 2 tipų žmonės, su kuriais niekada nesutariu. Negaliu niekaip start. Ir čia yra 2 pareigybės. Čia net nėra beveik tipų žmonės. Čia yra beveik tiesiog konkrečiai pareigybės. Bet jie gyvena to pareigybėm? Jie negyvena. Jie tiesiog, dirba dažniausiai tose 2 pozicijose, kurias aš paminėsiu. Okay. Viena iš jų visą laiką turiu problemų su buhalteriu. Bet kurio įmonėje, kurioje aš dirbu, turėjau problemų su vienu. Tu su mamom problemų turi, tai... Jo, ir jos panašios, tokias laiką panašiam amžiui. Jo, ir ta, kur neturėjau problemų jaunesnė, buvo teisingai. Bet su jom yra problema. Aš visą laiką, kai dirbu marketingą, man daug sąskaitų vaikšto, žinai, nes man reikia apmokėti tai už standus, tai už influencerius, tai už metą, tai už dar kažką. Nu, žodžiu, daug sąskaitų vaikšto ir sąskaitos eina per buhalterę. Nu, čia bent tose įmonėse, kuriuose dirbdavau inside marketingistų. Ir visą laiką turėdavau problemų, kai man reikėdavo, kad man tas sąskaitas apmokėtų. Nes aš nunešu, padedu, žinai, ten kiekviena buhalterė turi savo tvarką. Vienai tu turi padėti ant stalo, kitai atspausdinta. Kitai tu turi išsiųsti į paštą. Ir būtinai užvadinti taip, kaip turi užvadinti, nes jinai kitaip nemokės. Jinai tiesiog, aš negavau. Trečiai dar kažką, jo. Ir jos turi prieigą prie tų įmonės pinigų, žinai. Jos jaučiasi labai direktorės. Jos turi tą valdžią, žinai, savo rankose. Ir jos visą laiką probleminės yra tiesiog. Ir aš kažkada turėjau, sakau, samdėm kažkokį influencerį su ta įmonė. Ir tas influenceris jau rašo, žinokit, jau praėjo mėnesis, dar negavau pinigų. Aš toks, gerai, to einu išsiaiškinsiu. Nueinu pas buhalterę. Aš čia dar nepriejau, žinai. Gerai. Kai visada, ta legendinė frazė buhalterė. Praėjo dar 2 savaitės. Vis dar neapmokėta, vėl tas influenceris rašo ir jau pikta, žinai, negavo pusantrų mėnesių. Tai faktas. Normalu. Aš nueinu pas tą buhalterę, sakau, o gal galima apmokėti, žinai, sakau, nes mes pusantrą mėnesį jau neapmokam, net nepatogu prie žmogų. O kodėl jis čia man aiškina, kada apmokėti jam, žinai, tokia jinai. Sakau, bet tai jūs, suprantat, kad po to jis padarys dar storių ir antireklamą mums padarys, kad mes nemokam pinigų, pavyzdžiui, jam. Taip. Nu, tavasme, čia tragedija bus. Ir jinai kažkaip sakė, jeigu jam nepatinka, aš jam iš vis nemokėsiu, žinai. Tai aš turiu problemų su buhalterė, jos visos tokios visą laiką, sakau, yra direktorės tokios
ir jos bando tą valdžią palaikyti ir man keista šitas. Tu gal nesusidūręs tiesiog su įmonės buhalteriam. Aš susidūręs, aš praeito įmonėje labai dažnai susidurdavau su buhalterė, kadangi dirbdavau taip pat irgi su klientais, su sąskaitom ir panašiai, kad turėdavom ten pavyzdžiui, reikėdavo kažkokių detalių nusipirkti, dar kažko, kad įrankius remontuoti. Tai tekdavo nemažai su buhalterė pakalbėti, žinai, ten ir dėl klientų sąskaitų ir panašiai. Tai žinok, ką galiu pasakyti, to įmonė buhalterė yra ledas. Jinai gražiai tipo ar ne? Ne, ta prasme, ledas savo pareigose. Jinai nesijaučia kažkokia direktorė. Jinai jaučiasi, jinai visiškai normalus žmogus. Aš buvau nustebęs. Aš pirmą kartą pakalbėjau su ją, aš pakalbėjau kai su draugė. O kai susitikau, jinai yra, nežinau, mūsų tėvų amžiaus maždaug. Gal biški jaunesnė, gal kokie 40. Ir naudinga, kas paklaus, kiek tavo mamai metų. Taip pravertė. Aš jaučiau, kad reikės. Bet esmė tokia, kad su ją nėra problemų. Paskambinu, ten pavyzdžiui, reikia nueiti pas kokią hidraulinę šlangą, žinai, pasiimti, nusipirkti. Ir ten, sakykime, ten skola sėdi, žinai, tai gal nepriejo, kaip, žinai, sako dažniausiai. Tai, nedegė. Tai ir nepriejo, žinai. Tai kai dega, tai prieina. Paskambinu, sakau, yra, žinai, skola. Gerai, sako, toj. Žinai, tau labai reikia, sako, labai, sakau, reikia. Paskambina ten, pip, paaukštų už 5 minučių, nueinu, viskas, nebėra skolos. Va taip. Okay. Tai šitas dalykas, tai mane, sakau, labai nustebino, nes, reiškia, aš irgi visą laiką buvau su tom buhalteriam ten kitose darbuose, kiek teko su jom bendrauti, tai buvo baisu, kaip tu sakai. Bet šita, sakau, mano visiškai, ta prasme, pasaulė žiūra net pakeitė. Okay. Ir tada tas antra specialybė, ką aš norėjau paminėti, su kuo irgi nesutariu, ir su šito didžioji pasaulio dalis nesutarė, tai yra HR-as. O? Ir aš nesuprantu, kodėl. HR-as yra Human Resources. Žmogiškieji ištekliai. Jinai turėtų kaip tik būti tam, kad visi darbuotojai įmonėje gerai jaustųsi. Taip. Jos visą laiką kažkodėl būna tos, žinai, kur viską įskūs tave visą laiką, kiek tu gali. Taip. Tiek tave įskūs, tiek tau pridirb, žinai, tiek visko, ko blogiausia pridarys ir tiesiog ir bala žino, ką jos daugiau veikia. Tiesiog ant skundų yra paimtos. Man tai iš vis tokia useless vieta. Ta prasme, turi sutvarkyti jo ten įdarbinimus, išdarbinimus. Bet ką dar daro įmonės balius organizuoja? Gal? Galite, yra tam grupę sukurti. Jo, viskas. Ir skundžia visus tiesiog. Taip, ta prasme, čia yra toksai vaizdas, kad tiesiog šitas pozicija apipavidalinta, tai jos tikrasis pavadinimas yra įmonės šnipas. Realiai. Realiai. Ir visą laiką dvimainės tokias dviveidės. Taip. Ta prasme, čia vieną dieną gerutė, gražutė su tavim, čia hihi, haha, čia labas, žinai. Kitą dieną jau tave kviečiasi ant raudono kilimo. Jo. Kaip suprast? Jo, yra šitas. Tai gal ne visos. Tiek buhalterės, tiek išarės, čia gal mano patirtis, gal labai nepataikęs buvau. Čia aš nekam tik iš patirties. Sorry, iš tų, kas normalios esat. Sorry. Ir visą laiką moteris kreipiuosi, nes dažniausiai moteris būna tiek buhalterė, tiek išarė. Taip, dažniausiai. Nemačiau vyrų. Nei to, nei to. Ok, gerai. Ir tada galim pereiti, liekant prie darbų, galim pereiti šiek tiek prie darbo pokalbių. Kokius įdomiausius darbo pokalbius esi turėjęs? Turbūt mano įdomiausias darbo pokalbis, kas nustebino šiek tiek, tai kai ėjau į šalia tavęs dirbti. Tai kai ėjau į darbo pokalbį, kuris vyko angliškai. Okay. Ta prasme, Lietuvoje dirbant, angliškas darbo pokalbis. Ne visą laiką sutiksi tokį. Jo. Tai buvo įdomu. Tai gerai, kad aš moku angliškai šnekėti. Ir jau buvau gyvenęs užsienį. Tai jau gerai. Tai aš mokėjau, supratau viską normaliai, šnekėjau normaliai, viskas ok. Bet buvo čia keiščiausias darbo pokalbis, kurį turėjau, nes šiek tiek jaučiausi nejaukiai. Prieš kiekvieną darbo pokalbį jautiesi nejaukiai ir jo metu. Bet aš norėjau klausti, kaip jauties per darbo pokalbį. Jo, aš nejaukiai jaučiausi, nes nežinojau, ar aš viską suprasiu, žinai, nes, ta prasme, tas žmogus, jisai gyvena anglų kalba, žinai. Tai jisai faktas, jisai jau mokės ir tuos visokius, išsireiškimus, žinai, angliškai ir panašiai. Ir aš galvoju, ar aš viską suprasiu, žinai. Bet galvoju, ko aš čia parinos paskui. Jeigu aš nesuprasiu, tiesiog paklausiu, tai nėra mano gimtoji kalba, žinai, anglų. Ta prasme, tai viskas tvarkoja. Bet buvo labai paskui ant galo, labai viskas tvarkingai, labai gerai ir labai gerai jaučiausi, nes tas žmogus, žinai, kuris, tai buvo, tiesiog sukūrė atmosferą jaukę. Paprasčiausiai. Jo. Ir tas
Ir tiesiog jau tada automatiškai rutuliuojasi tą anglų kalbą jau ir tiesiog, va, kaip gyvenant tiesiog. Okay. Aš tai šiaip visą laiką... Sorry, kamera biški. Aš šiaip tai visą laiką labai čilą su darbo pokalbėse. Aš kažkaip visą laiką pakrentu, aš taip į kėdutę kažką, žinai. Tai gal dėl to tavęs smagus ir nemėgsta? Gal. Tai va. Nes aš suvokiu vieną dalyką. O daug kas nesuvokia, kas eina į darbo pokalbis. Yra vienas dalykas, kad ne tik tave turi pasirinkti darbovietę, bet ir tu turi pasirinkti darbovietę. Ir čia yra, ten gal low entry level darbuose gal taip nėra, tose nekvalifikuotose ir taip toliau. Bet bendrai, kai tu eini į įmonę, tai vis tiek tu irgi renkiesi. Tai aš ganėtinai komfortabiliai jaučiuosi, nes aš kartais per darbo pokalbius užduodavau tokių klausimų, kad pasimesdavo tas žmogus, žinai, kuris sėdi. Nes daug svarbių yra dalykų, kuriuos turi išsiklausinėti. Pavyzdžiui, visą laiką klausiu, kur dingo šitos pozicijos žmogus prieš mane samdant. Ar išėjo, ar išmetėt, kaip kas, kodėl taip. Ir taip toliau. Šitas mano yra vienas mėgstamiausių klausimų užduoti, irgi labai pasimeta ir tada pasižiūri labai kaip vaibas įmonė, nes gal ten į spastus eini, žinai, su ta vieta. Tai va, ir šiaip pats esu vedęs nemažai darbo pokalbių, tai man visą laiką vienas iš svarbiausių dalykų, šiaip samdam žmogų, jo svarbu kompetencijos į tam tikras pozicijas, bet man pats svarbiausias dalykas yra vaibas žmogaus ir kad palaikyti gerą kultūrą įmonėje. Žiūrėk, turiu gerą klausimą iš karto, su ta tema. Koks buvo, nežinau, aišku, gal nepasakysi laiko, bet koks buvo, kiek laiko užtruko tai ne ilgiausias, trumpiausias pokalbis darbo? Aš galvojau, kad už tą klausę. Trumpiausias darbo pokalbis, žinok, buvo maždaug 1,5 minutės. Aš mačiau, kad žmogus visiškai netinka, kad visiškai vaibas netiks, labai nemalonus buvo žmogus ir tiesiog iš karto užbaigiau ir sakiau, kad nesakiau, mes paskambinsim. Turbūt pats suprato, žinai. Grinai, bet buvo tokių, kur ateina tipo tokie panašiai kaip tu, tik tais dar blogiau, kurie ateina tipo atsėja, tai ką duosi čia? Tokių nebuvo. Aš irgi taip chamiškai netrodo, aš tiesiog taip pavaizdavau, nes labai atsipalaidavęs. Tai aš sakau, blogiau negu tu. Ai, supratau, tai tokių nebuvo. Iš įdomiausių dalykų, man įdomiausia buvo rinkti į tą kitą agentūrą, kurioje dirbau, kūrybininką. Kūrybininkas yra žmogus, kuris atsakingas už reklamų idėjas, už konceptus, kaip reklamuoti įmonės, kaip jas galima pasukti kitų kampų, pateikti ir taip toliau. Tiesiog turi būti creative žmogus. Aš buvau susigalvojęs labai įdomų klausimą, kuris turėjo parodyti, ar žmogus yra kūrybiškas ar ne, ir ar jisai tiks mūsų įmonė. Aš klausiau taip. Sakiau, papasakok man pačią didžiausią savo paslaptį, kurios niekam kitam nesakėjai ir taip toliau. Ir kaip žmogus kūrybininko pozicijoje, jisai galėjo sugalvoti, ką jis nori. Aš nežinau, jo realių paslapčių, ar jis meluoja ar ne. Čia geras. Ir jisai gali daryti, ką nori su to klausimu. Tiesiog pasiimti rato čia tas mikrofonas. Nesupranta. Gerai, tai jisai gali daryti visiškai, ką nori. Ir buvo viena mergina, jinai sėdi, susimąstė tokia. Sako, gerai. Sako, aš šito niekam nesakiau gyvenime. Dar kol kas. Sako, bet aš esu nepatenkinta savo dabartiniais santykiais. Va tokį man per darbo pokalbį. Ką daryt? Kaip reaguoti šitą? Žinai, čia kaip jau būsi tuo metu, koks tavo statusas yra, žinai. Tikėtai. Jo, bet taip toks net nejaukiai pasijaučiau, mane patį prigavo su mano klausimu. Bet aš ir norėjau klausti, prasme, ar buvo tau kaip tu sakei, pavyzdžiui, susigalvoji, žinai, eidamas į darbo pokalbį, susigalvoji tokį klausimą, kuris numuša, žinai, patį darbdavį. Tau buvo šovė tokį? Ne. Realiai. Nes aš visą laiką irgi stengiuosi būti atviras vystant darbo pokalbius, ypatingai dabar, kai mes vystam savo įmonę, dėl to, kad žmogus nemeluot, kad žmogus žinotų, kur jis eina, kad jis norėtų ten eiti. Ir tai manęs tokie klausimai kaip ir neišmuša. Bet iš tų, aš irgi mėgdavau specialiai, aš išmuš žmonės su klausimais. Aš nesąmonę esu klausęs. Aš, pavyzdžiui, irgi tų pačių kūrybininkų, man pačios linksmiausios buvo atrankos, iš tikrųjų. Aš klausdavau, kodėl šulinys yra apvalus, pavyzdžiui. Ir gali daryti, ką nori su to klausimu. Pavyzdžiui, kodėl radiatoriuose 2 vamzdžiai? Pavyzdžiui. Ir tu gali daryti, ką nori su to klausimu, tai man labai patikdavo. Tai va, tokie reikalai. Smagiai. Jo, bet ką aš dar esu pastebėjęs, tai apie šiaip
bazas yra, kalba apie tai, bet ką aš irgi iš savo patirties su pastebėjęs, vėl pyksta su jaunesnėje karta, kokie keisti yra Gen Z darbo pokalbėse. O Jėzau. Kokie yra jie keisti ir kaip jie keistai žiūri į darbą. Čia gal yra gerai, aš nežinau, jie save patikė, bet dažniausiai vaibas susidaro su jais kalbant, ne? Noriu dirbti trumpai ir savo sąlygom, dažniausiai tai būtinai iš namų, arba hybridinių modelių dabar, ar dar kažką. Arba būtinai noriu išeiti darbo metu kažkur ten į treniruotytę kažkokią, į džimą čia man reikia būtinai 12 valandą kažką, žinai. Ne? Nu, jo, bet pas mus... Bet direktorius. Ne, šiaip pas mus darbo modelis, žinai, toksai. Bet tie, kurie ir į ofisus eina, jie stato šitas savo sąlygas, tada klausiu jų kompetencijų, tai aš čia nedirbęs niekur. O kiek algos norėtum? Nu, pusantro, žinai. Porą štukų. Nu, tai va, tai jie tokie... Aš nežinau, gal čia yra gerai, žinai. Gal mes esam pripratę, kad įmonės šudinai ganėtinai elgiasi su darbuotojais, daug nemoka pinigų ir mes esame įpratę, žinai, su to važiuoti ritmu. Gal jie turi kažką minti, žinai, bandant pakeisti tą visą darbo rinką. Arba jie tiesiog išprotėję biškai yra. Ne, aš matau, žinai, pavyzdžiui, aš irgi galvoju, nu, šiaip tai į ką žiūriu, pavyzdžiui, kai ateina ir, žinai, prašo didelių pinigų, nu, pavyzdžiui, ten, kur pradirbo ten pas tave, sakykime, žmogus 3-4 metus, ne, ir ten uždirbo, nu, va, 1,5, 1,8, ne, tam tarpe. Ir ateina va kažkoks naujokas, sako, aš noriu 1,4, 1,5, ne. Tai gerai, ką tu moki, ne? Jo. Tai viską moku, viską galiu. Išmokt galiu, būna. Išmok galiu, jo, išmok galiu. Ta prasme, arba, nu, gerai, paliekam tą išmok galiu, jau čia normalus dar gal visai dar promising, žinai, kažko dar verti, bet būna ateina tokie, kur nieko nemoku ir nori pusantro gabalo. Tai tu, nu tai kokį tavo skill, žinai, nu tipo, tai va kaip ir sakėm su TikToku, kad moku gerai šok palei muziką, žinai, tipo judint kūną. Bet ateina tokių, pavyzdžiui, į statybas, ne, nu tai tu žinai, kur tu eini, tu eisi plytas kelnuot, tu eisi betoną nešiot, žinai, ir panašiai. Ateina, tu, sako, moki su pjūklu naudotis. Ne, nemoku. Tai kiek nori? Tai 100 eurų į dieną. Ką? Nu, ta prasme. Tai va, yra tokių, jo. Bet aš suprantu, kad kai jie prašo tokio atlyginimo, nes dabar yra atlyginimų rinka, vis tiek yra. Tai atlyginimų rinka dabar yra, nu, tokia yra, kur tu pradėjai, pavyzdžiui, prieš 3-4 metus su 1200, pasikėlėjai per 3-4 metus į 1008 ir ateina, nuo dabar prasidės jam, pavyzdžiui, naujokui 1500. Aš ir ne vienam darbė su tuo susidūręs, kad, nu, tipo, aš pradirbau pas jūs 2 metus ir aš uždirbu tiek pat, kiek atėjęs ką tik žmogus. Nu, tipo... Jo, tai yra ta taisyklė šiaip tai, kad reikia darbą keisti kas 2-3 metus, taip greičiau, taip. Nu, net ne kas 2-3 metus greičiau. Į metus reikia kažkokia yra formulė. Žodžiu, kad tu turi ganėtinai dažnai keis darbą, nes tu taip daug greičiau paskelsi atlyginimą, negu vieno įmonėje sėdė. Taip, nes tu, tu nueisi, vat, sėdint 10 metų įmonėje, nu tai gerai, nueisi kas metus, ne, atlyginimo kelti. Tai tau pakels kiek? 50, 100 eurų, ne? Jo. Nu tai kiek tu dasimuši? Kur tu jau per tos 10 metų galėjai paskelti iki 3000, žinai. Ir su šitu primenė man dar vieną istoriją. Turėjau mane, irgi kai dirbau to naujo agentūrai, mane kalbinosi kita įmonė. Sako, ateik pašnekėti su mumis. Sakau, bet aš turiu darbą. Na, ateik pašnekėti, sako, mums tu įdomus, mes norėtume galbūt tave įsidarbinti. Ok, aš nuėjau su jais pašnekėjau, apsitarėm ten darbo sąlygas, ten taip toliau, man nepatiko, ten jų nei vaibas niekas. Ten aš tiesiog šiaip su jais pašnekėjau. Kitą dieną ateinu į darbą, jau mano HR žino, kad aš buvau darbo pokalbį su jais. Tai ten realiai gavosi taip, kad toj įmonėje dirbo žmonių, kurie prieš tai dirbę yra toje agentūroje, irgi nusiheadhuntinę. Tai turbūt ta moteriškė, su kuria aš kalbėjau, papasakojo tiem žmonėm, tie žmonės kažkam, kas dabar dirba agentūroje, tie iš karto nubėgo pas HR ir taip išvaikščiojo. Ir aš po to tą pačią dieną tiesiog rašau tą įmonėje, sakau, what the fuck, žinai. Kaip suprasta. Kaip jūs galite, žinai, tai visų pirma, tai asmens duomenų privatumas yra, taip. O visų antra, tiesiog what the fuck, žinai. Tai laisvai, tu jos vos ne į teismą galėjai paduoti. Jo, ten kažką, sorry, daugiau taip nepasikartos, tai tikrai, nes aš su jumis tai tikrai nešnekėsiu daugiau. Šitas tai faktas yra, kad daugiau taip nepasikartos. Oi, jo, buvo visokių istorijų, šiaip tai buvo įdomių, atsimenu, iš pavyzdžiui, kai dirbau šitam Kipre, tai kai dirbau viešbutį, dirbau barmenu, dirbau padavėjų,
Tai buvo tokių jaunų žmonių prisamdyta. Nu, aš pats buvau jaunas, bet aš jau buvau su patirtim. Jo. Viskas okei. Tai atėjo tokių žmonių, kur tipo niekada padavėjų nedirbęs, niekada barmenų nedirbęs. Sako, ir ateina iš karto vadovaujantį, žinai. Jau aš čia viską moku, žinai. Eik, sako, panešiosi stalus. Ką? Ta prasme, sakau, ką? Sako, nu eik, žinai. Nu, aišku, ten užsieniečiai buvo, nu tai, žinai, vėl nesusipažinęs, aš buvau dar su charakteristikom užsienio šalių, žinai. Tai buvo toks vienas, atsimenu, vaikinukas. O Jezus, mes ten dirbom su tokiu vyruku, su jo gerai sutardom, irgi lietuvis. Jo. Tai kaip mes juos varinėdavom paskui. O Jezau, tai kai buvo prisidirbę prieš mus, mes buvom pagrindiniai saliai barmenais ir atėjo naujokas kažkoks ir mes buvom kaip tik atostogose, man atrodos. Ir atėjo jisai, pradėjo vietoj mūsų dirbžinai barmenų, nu jau čia šustra, žinai, jau su klientais, čia dar kažkas, viskas tvarkoj ir tada mes ateinam. Ateina mes ir sako, galvoja, kad mes naujokai kažkokie, žinai. Ir jis pradėjo mums čia. Čia, žiūrėk, čia stalas, čia reikia nuimti, čia, žinai, viską, nu tai ten angliškai šnekėjom, nuimti čia nuo stalo, čia atneš, žinai, čia papildyk man gėrimų, čia dar kažką. Wow, sakau, pala. Aš jau, ta prasme, aš galiu susikalbėti su bet kokiais žmonėm, realiai. Nu, aš, ta prasme, randu kažkur vis tiek bendrą ryšį, žinai. Bet tas kitas draugas mano, kai šovė jam atmaskė atgal, žiūrėk, sako, o jisai didelis. Nu, ta prasme, 2 metrai beveik. Didelis, stambus. Ir sako, žiūrėk tu, nesikeiksim, aišku, eterį. Mauk dabar pas vadovę ir tu pasiklaus, kas mes esam. Tai jisai nuėjo ten pas vadovę, sako, kas čia per naujokai, sako, Timo, paskui mes tą vadovę žvengiam, sako, kas čia per 2 naujokai, čia tokį jau įsivaizduoja, čia tokie, žinai, kažkokie. Sako, durniau tu. Sako, jau jie metus čia pradirbė, sako, eik, tik tais nešiot stalų. Ir atėjom, tada jau galvą nuleidęs, eina jau su padėklu, renka stiklinės. Nedaug, žinok, fono įdėjau, tai ilgai neusišnekėk. Po to vėl tyl, kas čia per garsas? Ar čia man viena? Kas koks? O, kažkoks buvo. Ai, čia, žinau, tai aš padariau. Nežinau, dabar kažkoks pirkimės garsas, nežinau. Čia seniai, žinai, susėdė. Nežinau, gal viskas gerai. Alright, tai ką? Tai tikiuosi visi, kas žiūrėjot Kašę ir susijungėt atgal, esat laimingi, bet niekas neskambinam, nespoilinam. Noriu grįžęs namo ramiai pažiūrėti. Aš ir bet kam, kas iš šeimos gal žiūri ir klauso. Sofija, paskambink pasakyti. Alright, gerai, tai šiandien tokia laidžikė buvo 10 jubilėlinė. Biški padarėm, biški gerai. Pašnekėjom apie daug nesąmonių skirtingų. Jo, čia buvo tokia išmėtyta laida labai. Šiaip tai realiai tai gaila, kad klauso kokią nors karts nuo karto mūsų lietuvių tos kalbos VLKK, va, prisiminiau. Tai nes... Ką, Valkata? Panašiai. VLKK klauso mūsų, norėjau sakyti. Būčiau paleidęs aš tos nevykėlės distreką paklausyti. Bet negaliu, ten labai daug eikės. Aš tiesiog negaliu. Aš nebent, žinai, aš galėjau paleisti ir tą rytą suburną, tiesiog pip. Užpipint. Tai beveik beatboxas gautas. Grinai. Alright, tai buvo vat tokie reikaliukai. Tiem, kas išžiūrėjote iki galo. Šaunuoliai. Maladėts esat. Tiem, kas žiūrėjot, kas išklausėt irgi. Ir palaikinam, pasubscribinam, pakomentuojam, draugui nusinčiam. Mamai parodom. O! Ir paklauskit mamos, kiek jai metų. Ir parašykit komentaruose. Kam jam klausė, žino, kiek jų mamom yra metų. Ne visi. Gen Z nelabai įdomėsi, kiek jie metų dabar. Ok, tie, kas klauso įrašą, tai Begis ir Belis visose socialinėse tinkluose. Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e. Kuo greičiau surinksim TikTok'e 1000 subscriberių. Begi, čia šikantis laivą padarys. Tuo greičiau šūdą iš keptuvės valgysim. Ne! Pirksim iš Maibacho keptuvę jo. Ne! Man skambina kažkas į eterį. Nenoriu. Pakelk. Ne.
Pakelk, prašau. Nekelsiu. Pakelk, prašau. Nekelsiu. Bijai? Taip. Garantuoju, Sofija. Ne, aš bijau pakelti, žinai. Ne. Pakelk, ragelį. Tai čia reikia paspausti. Klausau. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Neikit į bendrus čatus, nes spoilai apie Žalgirį. Ačiū, viso gero. Gerai, neinam. Ačiū. Pasirodo, nereikia vaikščioti į bendrus čatus. Na ir gerai. Kokius bendrus šiatus? Nežinau. O taip, va. Bet visokius. Tiesiog. Ne. Paskambina, sako, neini į bendrą čatą. Vat ir gerai. Ir raminkis. Ir gerai. Tai ką, gerai. Tai tokia buvo laidžikė. Aš labai noriu tas rungtynės žiūrėti. Tai važiuojam namo. Tai dabar tiek va gero. Jo, aš esu tiem, kas išklausyti iki galo prašys. Žiauriai gerą dainą. Aš net nežinau, kad tokią gerą čia galiu surasti. Tai aš čia labai Aš hyped vis esu. bandau nežiūrėti į ekraną. Aš labai hyped esu šitą dainą paleist. Bet dar tu padainuok. Prieš einant. Ką man padainuot? Ką nori, tiesiog. Nusakyk kokią dainą. Bet ką, nežinau. Tegul sudegs viskas, kas dega. Labai tinka šitai tėvai. Tegul ištirps viskas, kas tirpsta. Ir tu paleisk greičiau tą dainą, kad galėtume žiūrėti kašiuką.